Radio centro video. Iš tiesų, tai jeigu atvirai, tai mano mamai labai skaudu yra dėl to, kad aš ruošiuosi tą daryti, atsisveikinti su savo vardu. Rimtai? Rimtai. Tu sakai, Oficialiai. atsisveikinti su vardu oficialiai? Taip. Nueiti ten, kur tą vardą pakeičia ir eik. Nu taip. Meluoji. Nu nemeluoju. Rimtai? Nusimai, irgi aš galėčiau meluoti tam. Nu, aš nežinau, tu gali gal tiesos nesakyti, meluoti dėl melavimo aš nelabai žinau. Tu rimtai pamirši Viliją ir būsi... Ruošiuosi, taip. Bet tai keisi į Miją ar į dar kažkokią kitą vardą? Į Miją. Ja? Taip. O tai leidžia Lietuvos įstatymai kaip Taip. vardas Mija? Taip, leidžia. M-I-A. Taip, leidžia, todėl kad buvo tokia istorija, kad aš prieš kokius, sakykim, 6 metus arba 5 metus, nepamenu dabar tiksliai, buvau padavusi paraišką, žodžiu, ir jie man davė sutikimą, kad aš galiu keisti, bet kadangi aš dokumentus turėjau tvarkyti toli pajūry, tai taip ir liko nepakeistas tas vardas. Klausyk, bet čia mes labai tikrai rimtą temą užkabinom. Kodėl tu tai darysi? Ne dėl togi, kad tu turi giminaitę, kurios vardas Vilija, ar negali būti giminiai 2 Vilių. Ne dėl togi. Ne dėl to iš tiesų, dėl to, kad labai daug žmonių mane vadina Mija ir aš jau pripratau. Na, tarkim, dabar tave pašaukčiau Linai. Škruptelčiau? Ne, nežiūrėčiau, į tavo pusę net nežiūrėčiau turbūt. Ne, bet tu žinotum, kad tu esi Lina, sakykim, bet tave visi vadina Simu. Bet tu gali žmonės atpratinti nuo to įpročio vadinti Miją. Sakai, Vilija, pavyzdžiui, mane vadinti. Ne, Čia jau per giliai mes kapstom. Ne, iš tiesų aš niekada... Kaip ten sako lietuviai, kaip vadinsi, taip nepagadinsi, ne? Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.